Tu man pasakyk, o tavo paauglystės laikais irgi vykdavo muštynės mokykloje? Buvo, žinokite, visko. Ir patyčių, ir muštynių. O tai ką mokytojai darydavo? Nu tai jeigu atsidurdavo muštynių epicentre, tai bandydavo išskirti. Tai nors tiek dažnai ir to nebūna. Bet tokiu atveju į paauglių santykius privalo įsikišti tėvai. Tai čia mano vaiką į galvą. Šie vaizdai filmuoti Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Afganistano karo veterano Virginijaus Skemundrio 7-oką sūnų mokyklos tualete muša vyresnis moksleivis. Čia ne muštynės, čia egzekucija, čia tiesiog egzekucija. Virginijus pasakoja, kad jo sūnus Grinvidas su vyresniu mokiniu susikivirčijo kiek anksčiau, kai su savo mergina vaikščiojo lauke. Pradėjo tą mergaitę užgaulioti, kadangi jos mama sunkiai serga, sunkia liga labai. Ją išvadino motina, tavo mama invalidė, tavo ten, vienu žodžiu, morališkai labai pažemino ją. Pažemino, mano sūnus užsistojo, pasakė tam vaikui, kuris jį užpuolės, sako, rink žodžius, sako, nepuldinėk ant mano draugų, maždaug taip. Jam buvo atsakyta, čia ne tavo reikalas, su nesikišk, su tavim bus susidorota atskirai, maždaug taip. Berniukas pradėjo labai kabinėtis, negražiai vadinti ant tėvų ir aš tada užstojau draugus, tada ant manęs labai pradėjo negražiai kalbėti, tai tęsėsi savaitę laiko, iki kol prasidėjo smurtiniai veiksmai. Po kelių dienų mokykloje pamokų metu Grinvidas buvo užpultas. Egzekuciją stebėjo ir filmavo kiti moksleiviai. Laukė už durų, kada baigsis pamoka, per lietuvių kalbos pamoką buvo net atidaręs duris, pasižiūrėjo, ar dar jis neišėjęs iš klasės, uždarė ir už durų laukė organizuotai. Organizavo, ruošėsi sumušimui tam, kas matosi vaizdo įrašuose. Jį pagavo prie klasės ir pradėjo prie kabinėtis, pradėjo stumdyti, grasinti ir tada jį įvedė į tualetą ir ten jau sumušė. Jis sakė, einam į tualetą, aš tave sumušiu, ten viską. Aš sakau, aš niekur neįsiu. Po to per pertrauką, eidamas aš į klasę, jis paėmė mane įsitempė į tualetą. Ir kas ten vyko? Tai mane pastūmė, pradėjo mušti, spardyti, guldyti ir taip toliau. Apie incidentą Virginijui pasipasakojo pats sūnus. Tėvas paskambino auklėtojai, ši abu berniukus nuvedė pas socialinę pedagogę. Ką jie kalbėjo, tai man tik tai Grinvidas pasakojo, kad jį vis tam vaikui, kodėl tu tai padarai, kodėl, ant tavęs gali pareiškimą parašyti. Apie Grinvidą iš vis kaip net nebuvo kalbos, ant tavęs gali pareiškimą parašyti. Ir po to tyliai kažką į ausį jam ten šnipžėjo, bet Grinvidas liktai nugirdo, bet čia tik tai sakau tokį, kad kažką kitą sykį už mokyklos ribų kažką kitą sykį. Maždaug toks va. Socialinė labai gynė tą berniuką ir gynė tą berniuką ir prieš mane jinai labai nusiteikus yra. Po kurio laiko socialinė pedagogė paskambino ir Virginijui. Čia jie truputį pasistumdė, čia truputėlį, čia jie abu vienodi, jie čia tokie, ten, tokie su jumoru taip jau. Aš pasakiau, kad kas per situacija, kaip kas tenais, sakau, mes gal į medikus kreipsimės, pareiškimą rašysit. Jis pradėjo, kaip ir nusikvatojo, nusijokit, galit rašyti. Žiūrėkit, kad ant jūsų neparašytų dar pareiškimo. Sakau, jūs mane čia gąsdinat, sakau, kad pareiškimo. Ne, aš jūsų negąsdinu, bet su tokiam, su pašaipom, su pasijokimais. Gimnazijos direktorė sako, kad berniukai taip tiesiog išsiaiškino santykius. Kaip pagal paniatkes, kaip kokioj zonoj. Vaikai kartais, ypač paaugliai, būna iš tikrųjų labai žiaurus, tiek su savo tais įžeidinėjimais, ypač vaikam būna labai jautru ir skaudu, kai yra paliečiami jų tėvai, tai nemanau, kad yra šališki mano specialistai būtent šitoje situacijoje. Mes tiesiog stengiamės išsiaiškinti situaciją.
Socialinė pedagogė, dar kartą pasikartosiu, tiek vienas berniukas, tiek kitas berniukas yra, tai jos, kaip čia pasakyti, jos vaikai, sakykime, kuriais jinai rūpinas ir vienu, ir kitu. Tai aš iš vis šitoje situacijoje yra labai daug tokių kažkokių gandų, pletkų, vienas kam sakė, kam perpasakojo ir taip toliau. Tai aš nežinau, mes tikrai socialinė pedagogė ir šiandien kalbėjomės apie tą situaciją ir mano manimu jinai adekvačiai reaguoja ir žino, kaip mes turėtumėm išspręsti tą situaciją. Mokykla po muštynių neiškvietė greitosios, kad įvertintų situaciją. Mokykla neperdavė policijai. Mokykla nesusisiekė su tėvais, neinformavo. Man atrodo, čia yra grūbus pažeidimai. Greitąją Grinvidui iškvietė jo mergina. Daktarų išvados, daugybiniai kūno sumušimai. Matosi vaizdo įrašai, kaip jam per inkstus spardo, kaip jis galva kaip trenkia, ten neaišku. Nes po viso šito Grinvidas sakė, kad kai ėjo, lipo laiptai, sakė, sukosi galva svaigo, sako, labai silpna, kojos pynėsi. Tai reiškia, smegenų sutrenkimas buvo vis tik tai. Kol gimnazija neva vykdo savo tyrimą, Grinvido tėvai kreipėsi į policiją. Parašė pareiškimą ne tik dėl užpuolimo, bet ir dėl grasinimų, kurie neva nesiliovė net po muštynių. Grasinta buvo ir berniuko merginai, kurios tėvai taip pat parašė pareiškimą. Pasak mergaitės, jos auklėtoja ir socialinė pedagogė spaudė pareiškimą atsiimti. Ta pačia dieną, kai aš ėjau lauke su draugais, jis vėl prisikabino, sako, ar patiko tavo, kaip mušiau, sako, gal dar nori, kad sumušiau. Jo draugas toksai irgi sako, tai sumušk. Virginijus buvo susitikęs su jo sūnų sumušusio moksleivio mama, bet tėvai sutarimo nerado. Atvirkščiai, moteris taip pat parašė pareiškimą, neva Virginijus grasino jo sūnui. Dabar pareiškime parašyta, kad mes jį vijomės, kad mes jį vaikėmės po visą lentvarį. Pareiškime parašyta, nors seniai yra netgi tos viešos kameros, kad aš išlipau tik tai sūnaus pasitik savo. Išlipau, kad pasitik sūnaus, aš nesiruošiau vytis. Direktorė tikina, kad Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje tokie smurto protrūkiai itin reti. Tačiau socialiniuose tinkluose muštynių video iš šios mokyklos jau yra buvę ir anksčiau. Juose beje dalyvavo tas pats Virginijaus sūnų sumušęs moksleivis. Vaizdai nufilmuoti iš mokyklą stebinčių kamerų monitorių, o į šias patalpas moksleiviai patekti neturėtų. Šiaip mokyklų kamerų vaizdai yra tik tai ūkvedžio kabinete ir ten niekas negalėtų kitas filmuoti šitoje vietoje. Kaip tada atsidūrė? Tuo labiau vaikai. Tai tik kas tada paviešino socialiniam tinkle. Negaliu atsakyti šitą klausimą. Tas, kuris mano vaiką primušė, mušasi su kitu. Negaliu atsakyti šitą klausimą tikrai. Įrašas yra. Tai išsiaiškinsim tada tikrai. Mokykla ne ringas, o mokytojai neteisėjai. Jų pareiga užtikrinti, kad mokykloje visi jaustųsi saugus.